Varlė LT, kai reikia kainos ir patarimo. Samsung Galaxy S24 Ultra ryškiausias naujos serijos modelis. Tikras flagmanas, kuris dirbtinio intelekto funkcijų dėka gali iš naujo apibrėžti išmanumo sąvoką telefonuose. Norite prašyti pastabą atitinkamų tonų? Klaviatūroje yra pokalbio asistentas. Norite su kuo nors pasikalbėti kita kalba? Leiskite Live Translator perimti programėlės telefone valdymą. Arba tiesiog apveskite ką tik TikTok pamatytus batelius ir iš karto ieškokite jų naudodami Circle to Search. Pridėjus daugybę generatyvinių dirbtinio intelekto nuotraukų funkcijų, įskaitant objekto perkelimą ir fono užpildymą, lengva pasimesti. Tačiau Samsung nusipelno pagirimo už tai, kad Galaxy S23 Ultra dirbtinio intelekto funkcijos yra gana intuityvios ir lengvai atrandamos. Tiesiog ieškokite mažo mygtuko su 3 stebuklingas dulkes primenančiomis animacijomis. Jei jį matote, tikėtina, kad galite padaryti kažką šaunaus. Ar Galaxy S24 Ultra pretenduoja tapti geriausiu išmaniuoju telefonu šiais metais? Pažiūrėkime į šią naujieną detaliau. Samsung Galaxy S24 Ultra turi titano rėmelį ir plokščią 6,8 colio AMOLED ekraną, kurio skiriamoji geba yra 3120 su 1440 taškų, o atnaujinimo dažnis nuo 1 iki 120 Hz. Matricą saugo Corning Gorilla Glass Armor, o galinę korpuso dalį Gorilla Glass Victus 2 stiklas. Gamintojo teigimu, Armor ne tik apsaugo, bet ir neatspindi saulės spindulių taip stipriai kaip įprastas stiklas. Todėl būnant lauke vaizdas ekrane matomas kur kas geriau. Skirtingai nei S24 ir S24 Plus, S24 Ultra yra aprūpintas Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy procesoriumi. Mikroschema veikia kartu su 12 GB RAM, kitų modifikacijų susijusių su operatyviaja atmintim nėra. Tačiau yra kelios vidinės atminties parinktis – 256 GB, 512 GB ir 1 TB. Galingas Snapdragon 8 Gen 3 mikroschemų rinkinys turi 8 branduolius ir yra ypatingai pritaikytas dirbtinio intelekto užduotims. Išmaniųjų funkcijų gausu, jos padeda gauti geresnės kokybės nuotraukas ir vaizdo įrašus, pagerinti žaidimų našumą ir turi daugybę kitų panaudojimo galimybių. Beje, jų galima rasti kiekviename iš naujausių modelių. Geriausiame Samsung modelyje įdiegta Ray Tracing spindulių sekimo funkcija, užtikrinanti, kad šešėliai ir atspindžiai būtų hiperrealistiški. Taigi gali būti, kad šiuo metu turime reikalų su geriausia mobiliaja žaidimų įranga. Galinėje dalyje esanti kameros bloką sudaro 4 moduliai. Pagrindinė kamera turi 200 megapikselių raišką f1,7 diafragmos dydį ir 100 kartų priartinimo funkciją Space Zoom. Samsung taip pat pabrėžia, kad 50 megapikselių periskopinio teleobjektyvo optinis priartinimas yra 5 kartus didesnis, o kitas teleobjektyvas turi 3 kartus didesnį priartinimą ir 10 megapikselių skiriamąją gebą. Jis reikalingas fotografuojant portretus. Ultra plačiakampės kameros skiriamoji geba yra 12 megapikselių, kaip ir priekinės kameros. Svarbu akcentuoti, kad be techninės įrangos kamerose atnaujinta ir programinė įranga. Pavyzdžiui, dabar tai, ką naudotojas mato ekrane prieš fotografuodamas, bus tiksliai atvaizduota padarytoje nuotraukoje. Samsung tai vadina Super HDR. Taip pat yra dirbtinio intelekto nuotraukų apdorojimas priartinimo metu ir Pro Visual variklis. Jis detaliai koreguoja nuotrauką nedalyvaujant naudotojui, pagerina spalvų tonus, sumažina triukšmą ir patobulina detales. Naujas procesorius ir pažengę dirbtinio intelekto įrankiai užtikrina tikroviškesnės nuotraukų ir vaizdo įrašų spalvas ir didesnį detalumą. S24 Ultra turi 5000 mAh akumuliatorių su 45 W greitojo įkrovimo funkcija. Per 30 minučių ji papildo 65% energijos. Tačiau svarbu pabrėžti, kad maitinimo adapterio komplektacijoje nėra. Be to, numatytas belaidis įkrovimas 15 W QI PMA ir 4,5 W atvirkštinis arba angliškai reverse belaidis ryšys. Galaxy AI platforma tai visi dirbtinio intelekto sprendimai, kuriuos Samsung integravo į naują išmaniųjų telefonų seriją. Pavyzdžiui, standartinėme nuotraukų redaktoriuje dabar siūlomas dirbtinio intelekto pagalba atliekamas nuotraukų tobulinimas, sklandus nufotografuotų objektų koregavimas, ištrinimas ar pridėjimas. Išmanusis telefonas taip pat išmoko automatiškai pasižymėti ir paryškinti pagrindinius punktus iš diktofono įrašų. Naujos darbo su tekstu ir užrašais funkcijos apima greitą užrašų apibendrinimą. Pastabų pagalba padeda sutrumpinti užrašus, kurie vėliau suformuojami į laišką lengvai peržiūrimą santrauką. Itin patraukli dirbtinio intelekto
intelekto galimybėmis paremta funkcija tiesioginis vertimas realiuoju laiku. Naudojant šią funkciją skambinant, pašnekovas ir naudotojas girdės netikrus, o sugeneruotus balsus. Be to, kiekvienam telefonų knygoje esančiam kontaktui užsienio kalba galima priskirti savo balsą ir kalbą, o kalbėdamas su jais naudotojas girdės išverstą kalbą ir pasirinktą balsą. Pašnekovas taip pat girdės dirbtinio intelekto balsą, kalbantį jo gimtąją kalbą. Samsung teigia, kad funkcija veikia neprisijungus prie interneto, todėl išversti pokalbiai nėra siunčiami į nuotolinius serverius. Dirbtinis intelektas taip pat patenka į paieškos sistemą. Viskas, ką turime padaryti, tai rašikliu arba pirštu ekrane pažymėti nuotraukos dalį ir sistema parodys mums tos nuotraukos rezultatus Google paieškos sistemoje. Taip galime bandyti rasti beveik viską. Drabužius, kuriuos kas nors dėvi, automobilio modelį ar sudominusią pasaulio vietą. Internete gausu dirbtinio intelekto sugeneruotų vaizdų, todėl jų negalėjo trūkti ir Galaxy S24 Ultra. Išmanusis telefonas siūlo galimybę generuoti pasirinktinius ekrano užsklandas pagal paprastas užklausas, tiksliau raktinius žodžius. Na, o tiems, kurie nori žengti koja kojon su naujausiamis technologijomis ir turėti šiai dienai ko gero geriausią, naujausią Android išmanųjį, verta su Galaxy S24 Ultra modeliu susipažinti artimiau. Ką manote jūs? Ar tokios dirbtinio intelekto funkcijos, kuriamis aprūpinti naujieji Samsung flagmanai su laiku taps standartinėmis? Pasidalinkite savo nuomonę komentaruose. Varlė.lt, kai reikia kainos ir patarimo.